maišelis kažkoks mėlynas. Ne maišelis, o bachilas. Sveiki, Karolina iš Kemperiai 365 ir šiandien jums noriu pristatyti bekelės galiūną, kelio žvėrį ir visaip kaip nerealų Hymer Grand Canyoną su crossoveriu paketu. Einam papasakosiu, kuo jis toks ypatingas, kodėl jis kainuoja virš 100 000 ir dar daugiau ir kodėl jums tikrai jį verta pirkti. Pirmiausia, kas yra crossoveris? Crossoverio paketas pirmiausia tai atpažinsite iš jo ypatingo dizaino. Tai yra šitų žalių linijų, užrašų. Tada į crossoverio paketą įeina aišku šita spalva, ji jau bazinė yra High Performance LED žibintai, 190 arklio galių, automatas, distronikas, pilnai klimato kontrolė, dizelinis šildymas, markizė, kuri yra su LED apšvietimu, tada šitie nerealūs bekelės ratai, kurie šiaip perkant kainuotų apie 2000. Tada dar čia, paskui parodysiu, yra specialiai offroadinis įlipimo laiptelis, vandens yra 100 litrų, karšto vandens boileris yra 10 litrų. Tada tik tai crossoverio pakete yra 360 kameros, tai galėsit bekelę važiuoti ir nebijot, kad kur nors rimtai įklimpsit. Jau iš karto specialiai pritaikyti baldai sulaikymo vietom, čia kėdės, čia stalas. Irgi antra WC kasetė, kai išvažiuosit į mišką, kad problemų nebūtų. 6 kg dujų balionas. Dujų iš tiesų čia nereikia labai daug, nes jūs turi dizelinę trumą, tai šildymas tiek vandens, tiek pačio kemperį jums eis iš bako, tik pasirūpinkit, kad dizelių būtų užtektinai. Nuotekų žarna. Hymeris rašo, kad su šituo kemperiu galit gyventi 10 dienų, nes jis turi 4 savo Hymerio Special ličio baterijos, kurios talpina 320 Ah. Tai galėsit gyventi ir gyventi, dar užsidėsit saulės panelės ir iš vis 100 metų. Dar čia yra garso sistema, tai matot, kad yra kolonėlės, tai jūs gulėdami lovai galėsit muzikos klausyti. Šitas kemperis turi išplatinimus, tai Nerijus matavo, jis pilnai telpa, 1,93 m, sakė, yra gerai miegot. Tai čia yra elektros pajungimas, WC kasetė standartinė. Visi jau matyt apie ją žino, girdėję N kartų. Čia trumos garų išėjimas, kaip ir sakiau, 360 kameros. Tai dabar truputis informacijos ir skaičių. Čia yra 190 arklio galių. Kad tikrai galėtumėt važiuoti rimto offroadą, yra variklio apsauga. Tada pats kemperio ilgis yra 5,93 m, aukštis 2,85 m ir plotis 2,5 m. Tai vat, žinosit, kur nelyst. Langai įleisti, tai mažiau triukšmo, didesnė kokybė ir čia yra irgi praplatinimas. Laiptelis. Šitas yra offroadinis laiptelis ir jūs galit matyti, kaip jis prisispaudžia prie pat kėbulo, kad jūs turėtumėt didesnį pravažumą. O, dar čia yra tokia laikymo vieta. Tai ką, einam į vidų. Ir dar į crossoverio paketą įeina durų pritraukėlis. Aišku, Mersas čia jau atnaujintas, vairas labai gražus. Limitas kelių ereliams, kad daugiau nevažinėtumėt, yra uždėtas. 10,25 colių medija. Bet kas man čia labiausiai patinka ir aš manau yra svarbiausia, tai yra 360 kameros. Turim aišku navigaciją, turim automatinę klimato kontrolę, yra šildomas priekinis langas, čia irgi įeina į šitą crossover paketą. Tada telefonų pakrovimo stotelė. Užuolaidas, visi langai yra su tokiom užuolaidėlėm, bet čia standartiniai, daug gamintojų tokius deda. Ir čia irgi galima kažką pasidėti. Su Mercedesu, Mercedesas kaip Mercedesas, visada puikus, turi ilgų šviesų asistentą, turi šoninio vėjo asistentą, turi visą saugumo paketą. Tai prieš Mercedesą, kaip sakant, nepasiginčysi, čia yra aukščiausia klasė. Ir einam pažiūrėti, ką mums siūlo Hymeris, kuris irgi yra aukščiausia klasė. Tai čia turim Hymerio valdymo panelę, kur matote, kiek baterijų yra pakrautų, kiek vandens, kiek nešvaraus. Galite reguliuoti apšvietimus, kokio norit ryškumo, tada susikonfigūruoti aplinkas, jeigu jūs norit dienos, nakties, paspaudžiat ir tiesiog jums iš karto šviesa susireguliuoja.
tada boilerį įjungti, vandens pompą, tai čia kaip ir viskas elementaru. Aišku, jūs turite ir Hymer Connect appsą, kurio pagalba per telefoną jūs galite valdyti ir savo kemperį. Sėdynės apsisuka, aš parinkau tokį šviesų, švarų dizainą, šviesi tekstilė, man labai gražiai atrodo. Šitos sėdynės, kiek gavau atsiliepimą, tai yra tikrai labai patogios, šitą prasilgina kojams, jos nusileidžia, pasikelia, žodžiu, pagal jūsų patogumą. Dar turim laikymo spintutes ir čia galima pasireguliuoti šildymą. Ir čia esmė, kad jūs dizelį naudojate. Visuose Hymerio spintutėse yra sudėtas toks paminkštinimas. Kad nebarškėtų, kad nenusidėvėtų kemperis. Ir man patinka šitie užspaudimai, tai kai jau užrakinsit, tikrai neatsidarys. Aišku, tinkleliai nuodų, naktinės žaliusios, jau čia standartiškai. Tai čia yra 4 sėdimos vietos ir dabar, kai čia sėdi, tai gali važiuoti visai be staliuko, gali turėti tokį mažesnį staliuką arba gali turėti tokį didelį staliuką. Čia jau kaip kam. Tada čia šviesų reguliavimas, pakrovimas, 220. Toks, bet čia, aišku, aš nelabai didelis žmogus, bet tikrai užtektinai vietos kojom. Tai ten, kur sėdimos vietos, yra ventiliacijos anga, kad eitų šiltas oras keliautojams. Taip, ką mes šitą turim tokią laikymo vietelę, kabliukus, einam maisto pagaminti. Yra tokia lentynėlė, kuri laiko 5 kg. Tai jūs galite ją ar tai čia pasidėti ir turėti didesnį stalviršį turėti. Tai galima čia pasidėti arba čia pasidėti. Arba čia pasidėti ir turėti miegamąjį staliuką. 2 degikliai, kriauklė. Čia yra dujų reguliavimas, tai jeigu pajautėt kvapą kemperį, rekomenduočiau išjungti. Čia kažką įsidėti. Kiekvienas stalčius laiko 15 kg, čia yra 3 stalčiai, tai iš viso 45 kg savo turto galite susidėti. Ir čia dar yra tokia šiukšlinė. Šaldytuvas kompresorinis, 90 litrų, turi naktinį režimą, kad jis tyliau veiktų. Šaldymo kamera 6 litrų, mano akim žiūrint 2 keliaujant, tai tikrai užteks maisto susidėti. Ir čia yra dar, kaip mano vienas klientas sakė, bulvių skyrius. Vėsesnis toks. Taip, o čia irgi turim spintutės ir čia turim spintutės. Taip, mes iš vis turim 6 spintas, kur jūs galite susidėti savo daiktus, visas su paminkštinimais, su gumelėm, kad prieskoniai nesivartytų. Tai čia yra pakankamai daug vietos. Einam į dušą. Tai duše pirmiausia taisyklė išsiimat šitą, kai einat į dušą ir paskui, kad kojas nebūtų šlapios, vėl įsidedat. Čia dabar, kadangi kemperis yra skirtas pardavimui, tai nesu uždėjęs, bet čia dedasi medžiaga aplinkui ir jūs einat į dušą. Jeigu reikia kriauklės, kriauklę atsilenkit čia yra tas pats kranas, dušas. Galima dušą naudoti tą patį ir lauke, ten šuniukus apiplauti dviračius. Tai jis toksai, sakyčiau, labai ergonomiškai pagamintas, tualetas standartiškas. Taip, ir čia ir dar spinta kosmetikai susidėt. Ir veidrodis. Čia yra dar šviesų reguliavimas, čia rankšluosčiam pasikabinta. Čia lentynėlės irgi galima kosmetiką susidėti su gumom, kad jum neskraidytų. Ir čia dar yra rankina. Jeigu sumastysit važiuodami eiti dušą, tai jums bus kur įsikibti ir ypač offroadui, žinokit, galėsit tikrai eiti dušą. O jeigu rimtai, čia rankšluosčiams, visokiems termorūbams, hidrokostiumams ir taip toliau. O į crossoverio paketą ir įeina maniakų rinkinys. Kirvis, peilis ir kastuvas. Tai jeigu jūsų kompanionas jums nepatiks, žinosit, ką daryti. Jeigu jūs turite didesnių gabaritų daiktų, tai čia yra labai geras sumąstymas Hymerio. Nežinau, kaip tai čiužiniai padaryti, bet jie padaryti labai gerai, nes jie tiesiog susivynioja. Ir turim tokią bagažinę, kur šokius galima daryti. Ir dar turim čia laikymo vietų. Viena laikymo vieta. Turime laikymo vietą stalčiuką, kur dedasi 15 kg. Čia bus akumuliatoriai ir nepriklausomumo paketas. Beje, čia dar galima sudėti, jeigu jums trūksta 320 Ah, tai dar galima iš Hymerio užsakyti ir dar uždėti 2. Tai tada iš vis turėsit 500 Ah. Čia maniako rinkinio laikymo vieta.
Ir čia turime vandens baką. Smulkmenuose slypi iš tiesų aukšta klasė. Tai va čia visur sudėta yra paminkštinimai, kad tas lovas ir taip nevaška, bet kad tikrai nebarškėtų ir kad jums šito pagrindo nesugadintų. Tada dar prie miegojimo vietų yra šviesos reguliavimas, pakrovėjas ir 220 rozetė. Dabar taip, įsivaizduokim, kad bagažiniai turim kažkokius daiktus ir jūs nenorit, kad stabdydami tie daiktai atkeliauti pas jūs. Tai čia mes turim laiptelį ir tuo pačiu bagažinės apsaugą. Čia laipteliai, kad įlipti lovą. Filmuotojas mūsų juokis, kad aš batus nusimaunu, tam, kad celofaną neištep, bet aš gerbiu kemperius. Va. Gerai, lova. Tada, tai žodžiu, čia ta lova, aš tikrai telpu, Nerijus telpa ir manau didžioji dalis mūsų klientų tikrai tilps, kaip ir sakiau, kolonėlės, apšvietimas, čia šitie šiaip nusiema. Tada, jeigu vienas keliautojas vakaroja, o jūs jau norit miegoti, tai yra užtraukiama užuolaida ir visur tokia veltinio apdaila, kuri iš tiesų yra tokia minkšta, jauki. Ir ką pats Kimeris sako, kad jie turi izoliaciją tiek nuo garso, tiek nuo šalčio, vat būtent šitoj miegamoj vietoj. Ačiū visiems, kad žiūrit, pakomentuokit, pafollowinkit, pasidalinkit, parašykit komentarų, mes atsakom į juos visus. Ir jeigu norit šitą arba kitokį kemperį įsigyti, tai skambinkit, rašykit ir mes su jumis. Ačiū. Beje, kai tu pradėjai mano tą telefoną dėt, man beveik kiekvieną šeštadienį, sekmadienį skambina girti vyrai. Bet tokie girti, kur nepašneka, labai kemperį noriu.